Gyvename laikmečių, kada informacinės ir komunikacinės technologijos sparčiai tobulėja ir užvaldo visas gyvenimo ir veiklos sritis. Todėl jaunosios kartos ugdymo procesas neišvengiamas be intensyvaus informacinių technologijų ugdymo. Mokiniai daug laiko praleidžia prie kompiuterio, bet ne visuomet tas laikas praleidžiamas naudingai. Alytaus kolegijoje veikia mokinių neformalaus informacinių technologijų ugdymo jaunųjų informatikų akademija. Ir šios akademijos centrai įkurti Alytaus rajone, Simno ir Daugų gimnazijose. Pagrindinis jaunųjų informatikų akademijos tikslas – suteikti galimybę Alytaus regiono moksleiviams įgyti ir tobulinti naujausias IT žinias bei gebėjimus, skatinti moksleivių pasirinkimą studijuoti informacinės technologijas ir stiprinti jų pasirengimą tolimesniam mokymuisi aukštųjų mokyklų IT krypties programuose. Būsimai aktyviai profesiniai veiklai, kad rezultate jie galėtų sparčiau ir aktyviau įsitvirtinti darbo rinkoje. Aktyviai dalyvaudami jaunųjų informatikų akademijos veikloje, būsimieji IT specialistai ne tik įgyja naudingų žinių, pasimatuoja būsimą profesiją, bet ir mokosi dirbti kolektyve, konstruktyviai bendrauti, dalintis informaciją ir sveikai konkuruoti. Tai siūlo geras galimybės pasiruošti informatikos egzaminui ir išmokti daugiau programuoti. O ruošiatės laikyti informatikos egzaminą? Taip. Kokių žinių įgijote būtent informatikų akademijoje? Programuoti geriau išmokau. Kaip manote, ar įgytas žinias padėsim, pavyzdžiui, stojant? Manau taip, nes egzamino didžioji dalis programavimas. Mokykloje tikrai trūksta programavimo pamokų, tik dvi savaitinės pamokos, o čia dar 2 valandos. Aš esu Dautartas Alvonis, pirmakursis šioje akademijoje. Ir kaip jums sekasi? Sekasi gerai. Ko tikitės šios akademijos? Tikiuosi geriau išmokti norimą dalyką ir geriau išlaikyti egzaminus. O kurioj klasėje esate? 10-okas. Tai dar daug laiko iki egzaminų? Bet ruoštis reikia iš anksto. Aš esu Rokas iš Benedikto gimnazijos. Čia jūsų pirmieji metai, taip? Taip. Ir kaip jums sekasi? Žiūrint, tai neblogai. Sakė, kad lankote ir kitas veiklas. Kokios? Be šito lankau dar Logomotion 2 kursą ir Flash animaciją. Ar čia gaunate daugiau žinių negu mokykloje? Kol kas mokykloje nemoko manęs mano klasėje programavimo, bet nežinau, kaip bus. Daugiau žinosiu greičiau, geresni pažymiai bus. Ir ką išmokote apie pirmosius metus? Daug ko programuoti. Ir kaip jums sekasi? Kol kas gerai. Ar ruošitės ir kitais metais lankyti? Ne. O kodėl pasirinkote būtent šią sritį? Ateity galvoju kažką sieti su programavimu, tai reikės išmokyti. Tai kodėl pasirinkai būtent jaunų informatikų akademiją? Noriu praplėsti savo žinias informatikoje ir išmokti kažko, šiaip tai, kad praleisti laisvalaikį daugiau. Kaip vertinti visą veiklą ir manai, kad jaunų informatikų akademija gyvuos toliau? Tai jinai turės gyvuoti, nes labai paklausi, manau, šiandien dienai. Iš tikrųjų gerai, kad tokis dalykas yra Alytuje, nes tikrai nemažai yra norinčių programuoti ir to reikia šiam 21 amžiui. Alytaus kolegijos jaunųjų informatikų akademijoje moksleiviai lavina sisteminį ir loginį mąstymą. Čia sukurta mokymosi aplinka, puoselėjanti akademinės vertybės ir kultūrą, leidžianti atskleisti informatiką besidominčių gabių vaikų potencialą ir poreikius. Per visus 3 veiklos metus jaunųjų informatikų akademijos Alytaus mokyklų IT mokytojai ir Alytaus kolegijos IT lektoriai kartu parengė 32 naujas informacinių technologijų mokymo programas. Šiemet 19 programų buvo akredituotos Alytaus miesto savivaldybėje. Šias informacinių technologijų mokymo programas pasirinko 668 Alytaus miesto mokyklų ir gimnazijų moksleiviai. Atnaujinta kompiuterinė įranga Java ir tinklalapių programavimo mokymams.
Įkurta nauja laboratorija televizijos laidų kūrimo mokymo programai. Akademijoje besimokantis mokiniai rengia įvairius projektus, baigiamosius darbus, kurios nuolat pristato miesto bendruomeniai. Dalyvauja konkursuose, parodose. Jaunųjų informatikų akademijos įvairių mokymo programų mokiniai dalyvavo net 4 informatikos olimpiadose, 6 informacinių technologijų ir IT taikymo konkursuose, 2 logo ir 3 IT kūrybinių darbų konkursuose, 2 parodose, įvairiose ekskursijose. Kad mokiniai galėtų praktiškai įgyvendinti savo projektus, šiais mokslo metais sudarytos sutartys su Alytaus spaustuve ir Dzūkų krašto menų inkubatoriumi. Atsižvelgiant į būsimų akademijos dalyvių lūkesčius, mokymo programos kasmet atnaujinamos ir keičiamos pagal mokinių pasirinkimą. Šiemet ypač pasiteisino tokios naujos programos kaip Logo ir Green Food, Programuokime sudėtingiau, spaudinių maketavimas ir dizainas, televizijos laidų kūrimas bei informacinių technologijų kūrybinė laboratorija. Pasiteisino ir 4 pakopų programavimo pagrindų mokymo diferencijavimas. Programavimas Java ir tinklalapių programavimas mokymo programos, kurioms įgyvendinti atnaujintos auditorijos. Televizijos laidų kūrimas programoje, naujai įkurtoje vaizdo studijoje, mokiniai gali išbandyti save reporterio, operatoriaus, vaizdo montažo režisieriaus, laidų vedėjo vaidmenyse. Besidomintis architektūra, dizainu, maketavimu, leidyba, grafika, animacija, taip pat randa savo pomėgius atitinkančias programas. O besidomintis lazerinio šou ypatumais turi galimybę rengti lazerinių technologijų projektus. Jaunųjų informatikų akademija ateina daugiau motyvuoti mokiniai, kurie turi konkretų tikslą išmokti programuoti. Sakykime, galbūt dirbant klasėje, gimnazijoje irgi pakankamai, negaliu sakyti, tikrai ateina pakankamai motyvuoti mokiniai, bet ten jau yra platesnis interesų spektras. Galbūt vieni nori programuoti, kiti nori galbūt daugiau su leidyba susipažinti, bet ir tokius dalykus, ką ir jūs, vieni nori filmuoti, fotografuoti, kiti nori programuoti. Tai bet mes ten dirbame su platesniu spektru. Ir dabar va čia, vėlgi, jaunų informatikų akademijoje, viso miesto mokiniai turi galimybę jau maždaug specializuotai pasirinkti tai, kas jiems patinka. Aš tai galvoju, kad 21 amžiui tikrai žmonėms reikia nusimanyti, ne tik naudotis, bet ir nusimanyti, kaip viskas veikia. Todėl programavimas ir yra pagrindas. Tarkime, norint kurti mobiliasias aplikacijas, irgi reikia išmanyti programavimo. Tai aš sakyčiau, kad tas programavimas yra visur, nes naudotojų yra ganėtinai daug. Ir norime labai gerų programų, kurios veiktų, o tam reikia ir kūrėjų gerų. Tie mokiniai, kurie ateina čia, jie yra perspektyvūs, nes ne kiekvienas nori aukoti savo laisvą laiką tam, kad išmoktumėm kažką. Alytaus kolegijoje įkurto regioninio technologijų centro moderni infrastruktūra su specializuotomis laboratorijomis sėkmingai naudojama jaunųjų informatikų akademijos mokymo programoje IT taikymas fizikinių procesų parametrams tirti. Tai reali pagalba besiruošiantiems studijuoti biomedicinos mokslus ar kitus specialybinius dalykus, kuriems reikalingos gilesnės fizikos žinios. Dabar lankau šitus fizikos užsiėmimus. Juos pasirinkau, nes ketinu stoti į fiziką. Todėl man yra labai gerai labiau praplėsti savo žinias, sužinoti daugiau dalykų, geriau pasiruošti tam, kas laukia ateityje. Taip pat Jaunųjų informatikų akademijoje be šių užsiėmimų dar lankau programavimą C++ antrą kursą. Nes kur stosi, ten reikalingas ir programavimas, nes galvoju labiausiai apie kompiuterinę fiziką Vilniaus universitete. Čia mes sužinom labai daug naujų dalykų. Aišku, jeigu norim, mums paaiškina, kas yra ir mokykloje, tačiau imame daug platesnius dalykus, žiūrim sudėtingesnius uždavinius ir stengiamės praplėsti savo žinias, kaip tik tai įmanoma. Taip pat gaunam padirbti ir su čia esančia įranga ir tikrai daug dalykų išmokstam. Aš esu mokinys iš Ramanausko gimnazijos
pirmos A klasės. Aš esu pasirinkęs fizikos tyrimą į darbą, kurį čia kolegijoje atlieku su FIVE firmos aparatūra. Mes esame Alytaus kolegijos regioninėme technologijų centre fizikos laboratorijoje. Čia 9-12 klasių mokiniai arba 1-4 gimnazijų klasių mokiniai susirenka šeštadieniais pagilinti savo fizikos žinias. Programa vadinasi Informacinių technologijų taikymas fizikoje, todėl bandome integruoti ir informatikos ir fizikos žinias kartu. Mokiniai su FIVE firmos priemonėmis dirba ir atlieka laboratorinius darbus, braižo grafikus, toliau gavę duomenis juos aptarėme, sprendžiame uždavinius, tokių, kurių galbūt fizikos mokytojai pamokose nespėja išspręsti, sudėtingesnius, tam, kad praplėsti mokinių akiratį. Sparčiai tobulėjančios modernios informacinės technologijos užvaldo vis naujas mūsų gyvenimo sritis. Baigiantiems gimnazijas jaunosios kartos atstovams lieka vienas klausimas – ką studijuoti, kad baigus studijas galėtum kuo sėkmingiau integruotis į globalią ir modernę darbo rinką. Baigęs mokyklą žadu studijuoti KTU universitete programų sistemą, nes manau, kad tai yra perspektyvi profesija ir baigius ją lengvai rasiu darbą. Taip pat lankiau Alytaus kolegiją, jinai suteikė man daug naudingų žinių ir manau, kad bus daug lengviau ten studijuoti. Jaunųjų informatikų akademiją lankiau 3 metus, pasisėmiau daugybę žinių ir manau, kad man to žinios pravers ateityje. Aš ketinu studijuoti Vilniaus universitete programų sistemas. Dabar žiniasklaida sudaro tokį vaizdą, kad tikrai labai daug trūksta visokių informatikų, programuotojų, ten projektų vadovų. Tai todėl ir nusprendžiau pasirinkti informacinės technologijas, tikėdamasis, kad tikrai gausiu darbą. Tai va, dėl to ir lankiau šią informatikų akademiją jau net 3 metus, kad gerai pasiruošiau informatikos egzaminui. Neformalus informacinių technologijų ugdymas Alytaus kolegijos jaunųjų informatikų akademijoje tai pats tiesiausias kelias į laisvą ir kūrybišką asmenybę.